Sveiki gyvi, tai šiandien bandysim remontuoti. Pasiėmiau, ką radau lentynose. Visokių radau sulankstytų duslintuvų. Čia buvo, kad internete radau skelbimą, nupirkau. Tai ir bandysim išsirinkti du gražiau atrodančius ir bandyti juos padaryti tvarkingus. Turiu tokį duslintuvą pasidaręs pavyzduką. Kam reikalingas perpjautas duslintuvas? Padeda orientuotis, kur pertvaros, kur vamzdukai yra uždarame duslintuvė. Dėl vidaus išvalymo, čia sudėtingiausia dalis. Vieni užmerkia ten dizelį, skėdiklyje, čia skėdiklio labai daug reikia. Tai kiti dar ten kaitina iki raudonumo, kad ištrupėtų pridegusie suodžiai. Man paprasčiau yra su smėliastrove išvalyti. Smagioji dalis – duslintuvo lyginimas. Turiu čia tokių prisidaręs pagalbinių instrumentų. Tai pavyzdžiui, kai yra galimybė, mums čia reikėjo išpjauti sulankstytą vietą, ten buvo vyrinta, lituota ir storai priauginta, tai aš jau tokių dalykų nesugebu ištiesinti, tai aš čia išpjojau ir buvo gera proga su va tokiais mano pagamintais įrankiais. Galima atitiesinti mano pažymėtą, kur buvo sulankstyta. Šitą pusę jau atitiesinam. Aišku, kaitinau ir su įrankio pagalba atitiesinau. Dabar tiesinsim šitą pusę ir tada viduriuką paimsim. Labai va irgi gerai, jeigu yra toks sulenkimas. Labai patogu ir labai lengva atitiesinti. Reikia truputį pastumėti tai, bet aišku, čia vėl paviršių iki raudonumo įkaitinam ir su tokio įrankio pagalba duslintuvo skardą grąžinam į reikiamą vietą. Labai geras rezultatas, dar viena duobelė liko čia. Šitas tai man primena stomatologijos gydytojo įrankį. Lenkimą ištiesinom, tai pragrėžėm skylutę 5 mm, turiu pasidaręs va tokį kabliuką, kaitinam iki raudonumo ir tampam. Ir 80 grubumo padėliu. Pereinu paviršium, pamatyti, ar turi paviršių įsilenkimų. Pagaliau liko paskutinis įlenkimas. Atsibodo tie įkyrūs dūmai, smirda viskas aplinkui. Viskas paruošta, paviršius daugmaž lygus. Jeigu reiktų šitus duslintuvus ruošti kromavimui, tai toks paruošimas būtų labai blogai, nes paviršius nėra idealiai paruoštas kromavimui. Chromą uždėjus spindesys išryškintų nelygumus ir tas duslintuvas labai atrodytų kreivas. O duslintuvas bus dažomas milteliniu būdu, juoda spalva, nelygumai ar smulkios duobelės jų nesimatys. Tiesiog spalva neišduos nelygumų. Darau tokį kontrolinį patikrinimą. Tai po visų tiesinimų, vyrinimų ir litavimų norisi patikrinti, kaip atliktas darbas. Juoda spalva nudažau paviršių ir pažiūrėsiu, kaip atrodys, ar labai banguotas. Ir šiaip įdomu, ar naujai gaminti duslintuvai turi banguotumą.
ar atrodo viskas idealiai. Padengus juodais dažais, jau matau, kad rezultatas toksai yra su lengvais nelygumais. Aišku, rezultatas tikrai gerai atrodo, bet kaip visada norisi, kad atrodytų idealiai. Mano toks patarimas, kad su senais duslintuvais remontų, virinimo, tiesinimo, tai neverta prasidėti. Idealų vaizdą tikrai sunku pasiekti. Kaip atrodys nudažytas milteliniais dažais, tai jau parodysiu kitam video. Tai šiam kartui tiek. Gerų visiems projektų.